Seminaro trukmė jinai bus kažkas tai apie 1 valandą, mes turėtumėm baigti kaip iki 20 valandos, tai aš tikiuosi, kad man pavyks perduoti visą šitą informaciją, kurią aš pasiruošiau. Manau, kad kas prisijungėt jau matot mane ne pirmą kartą, bet kas pirmą kartą, tai tiesiog trumpai prisistatau, kad mano vardas Egidijus Gubinas ir esu vedų astrologas ir studijuoju vedų astrologiją nuo 2011 metų ir pats pradėjau vesti mokymus, seminarus, konsultacijas nuo 2013 metų. Ir vedų astrologija, jeigu apie ją galima, aišku, labai pasakot plačiai, tuoj sekundę aš pajungsiu ekraną. Ir apie ją galima tiesiog pasakot labai plačiai, bet kadangi mes daug laiko neturim, tai tiesiog noriu paminėti pačius svarbiausius dalykus. Tai jinai vadinama dar Džiotiš ir yra viena seniausių pasaulyje astrologijos sistemų, kurios šaknis siekia tūkstančius metų. Ir aišku, jinai remiasi vedų išmintim. Ir tiesiog pats žodis Džiotiš, jisai verčiasi kaip šviesa arba šviesos mokslas. Mums kiekvienam reikia būtent šviesos, kad mes galėtume geriau suprasti save, savo gyvenimo kryptį, kad galėtumėm priimti ypatingai sąmoningesnius sprendimus. Tai viena iš problemų, su kuriuo mes susiduriam praktiškai kasdien, tai reikia priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Ir kartais mes priemam juos tiesiog per savo patirtį, kartais klausiam kažkieno tai patarimų, rekomendacijų klausim, kartais, jeigu turim kažkieno tai paklaus, bet dažnai tokioje mes randamės tamsuoti. Būtent kaip šitą reikalingą instrukciją kažkokią nusipirkus daiktą, tai lygiai taip pat ir vedų astrologija ir apskritai vedos jos duotos mums kaip įrankis šitam pasauliu, kad mes galėtumėm geriau, lengviau susigaudyti. Ir pasak vedų, kiekvienas žmogus turi 4 trūkumus. Tai reiškia, mes turim trūkumus, mes esam linkę klyst, norim, nenorim, mes klystam. Mes galim būti veikiami iliuzijos, pastovi mus veikia iliuzija. Tiesiog mes galim įsivaizduoti, kad vieni dalykai gali vienaip baigtis, o gali baigtis visai kitaip. Tiesiog pastoji kiekvieną praktiškai dieną irgi galima su tuo, kad įsivaizduoti apie vienus dalykus, kad bus vienaip, galbūt, kad aš ten nuvažiuosiu kažkokią tai vietą, ar nueisiu į tą darbą, ar nueisiu į tą pokalbį, ar ten praeis mano kažkaip tai diena, ar kelionė, aš galiu įsivaizduoti vienaip, o gali būti visai kitaip. Trečias iš trūkumų tai yra mūsų polinkis apgaudinėti ir save, ir kitus, ir tiesiog mes tai dažnai darom ir nesąmoningai. Nesąmoningai galim pasakyti netgi netiksliai kiek valandų, koks oras arba kažkokia tai perduoti informaciją, net nenorėdami pameluoti. Tai irgi yra mūsų netobulumas. Ir ketvirtas netobulumas tai yra mūsų juslės, tai mūsų akis, mūsų klausa, mūsų uoslė ir taip toliau. Su metais netgi silpnėja dažniausiai, regėjimas, klausa silpnėja ir netgi jeigu palyginti su kai kuriais gyvūnais, mūsų matymas, pavyzdžiui, mes jau tam pritemus negalim matyti, negalim girdėti taip stipriai, kaip kad norėtumėm. Taip gerai, kaip kad norėtumėm, negalim, netgi palyginus su gyvūnais, mūsų juslės irgi nėra ypatingai tobulos. Ir dėka šių netobulumų mes, sakant, susiduriam su tam tikrais apribojimais ir negalim priimti tokių teisingų sprendimų. Todėl būtent ir vedų išmintis, jinai buvo mums perduota kaip tam tikras šviesos šaltinis, kuris padeda geriau orientuotis gyvenime. Ir šiandien mes gyvenam laikais, kai būtent informacijos netrūksta, jeigu mes ten
atsiverčiam bet kurį tai socialinį tinklą, ten Instagram, Facebook, TikTok, ką tik tai nori, yra be galo daug informacijos, tame tarpe ir astrologijos, ne, yra šiai dienai daug, kai tik ypatingai atsirado dirbtinis intelektas, atsirado labai daug, įvairios nuomonės, vaizdo įrašai ir taip toliau. Tačiau ši informacijos gausa, jinai dar nereiškia aiškumo, nereiškia, kad daug informacijos tai yra, sakykime, gerai, tai reiškia, taip apsunkina mums šiek tiek, dažnai būna sunkiau atsirinkti, kas iš tikrųjų vertinga, kas iš tikrųjų naudinga. Ir dėl to vedų astrologija, jinai kaip išmintis, būtent išmintis dėl to, kad perdavė išminčiai, ne tai, kad kažkas tai sugalvojo, ne tai, kad ten kažkas tai susapnavo, ne tai, kad kažkam tai pasirodė, bet, kaip teigia, tai išminčiai šitos knygos, išminčių jinai nėra, sakykime, kaip mokslinis įrankis. Ir tokiu atveju jinai padeda mums atrasti kryptį, aiškumą ir suteikia daugiau šviesos būtent gyvenime. Jeigu mes naudojam ją, aišku, irgi tinkamai. Ir vedų astrologijoje vienas svarbiausių horoskopo taškų, nes irgi netgi šiandien tokios žinutės buvau sulaukęs, jūs ten kalbat apie dvynius dažnai, bet net nepataikot, sako. Ir aš parašiau, kad be jokios abejonės, dėl to, kad daugelis žmonių gali netgi nežinoti savo tikrojo ženklo, kaip būna. Sakau, jūs turit pradžiai irgi dar pasitikslinti, ar tai tikrai jūsų ženklas, apie kurį jūs galvojate. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad kai yra bendros tendencijos, tai yra bendros, kaip ir diena, jinai gali būti, pavyzdžiui, palanki diena bendrai, bet kažkam tai jinai gali būti visai nepalanki. Todėl yra bendra kaip ir oras. Kaip ir oras yra kažkokios tai bendros tendencijos, bet kažkur tai gali būti, diena kaip ir atrodo neblogo, kažkur tai, pavyzdžiui, kažkam tai lietus lyja, kažkur tai ten uraganas ir panašiai. Bet kaip mes žiūrim individualiai, tuomet mes jau galim pasakyti konkretesnę informaciją. Tai va, bent minimum, jeigu mes žinom savo ascendentą, tai ascendentas parodo mūsų gyvenimo kryptį, būdą. Bent jau skaitydami irgi mano ten horoskopus, jau galit irgi kaip minimum jau susigaudyti truputį daugiau, kas ten labiau palanku, kas mažiau palanku ir panašiai. Bet būtent šitam seminare mes daugiau skirsim mėnulio ženklui, kurį apskaičiuoti daug paprasčiau, nes nors ir, sakykime, ascendentą irgi nėra taip labai sudėtinga apskaičiuoti, bet mes tai darom daugiau kurse. Aš aiškinu, kaip tos dalykus daryti, o tiesiog paprastai galima mėnulio ženklą atsidarę, jeigu atsidarysit mano svetainę, www.gubinas.lt, jeigu kas nežino dar, ir ten tiesiog įsivesit savo gimimo metus. Ir pavyzdžiui, jeigu kas nors iš jūsų, pavyzdys ten gimė kokiais, tai 1980, tarkim ten rugpjūčio mėnesį. Aišku, būtų geriau dar, jeigu žinot, koks ten tuo metu buvo vasaros ar žiemos laikos, bet, kaip sakiau, bent apytiksliai. Nes mėnulis būna 2,5 dienos vienam ženkle ir dažniausiai, sakykime, be labai tikslios informacijos galima, sakykime, pakankamai tiksliai pataikyti. Tai va, ir jeigu tai buvo žiema, dažniausia būna ten skiriasi, būna 3 laiko juosta, būna 2, tą irgi galima pasitikrinti internete. Aš tiesiog dabar vedu kaip 3 ir spaudžiu skaičiuoti. Spaudžiu skaičiuoti ir jeigu, tarkim, jūs gimėt ir maždaug dar žinot, jeigu valandą, jeigu nežinot bendrai, tiesiog rašykit 12 ir tą dieną mėnulis buvo žvaigždynė Vėžių. Ir tai reiškia, kad jūsų mėnulio ženklas Vėžys. Mėnulio ženklas Vėžys. Kaip pavyzdys dar vieną. Pavyzdžiui, ten žmogus gimė kokiais tai 1975. Pavyzdžiui, spalio mėnesį. Ir irgi mes tiesiog spaudžiam skaičiuoti ir tą dieną žiūrim, kad mėnulis buvo Skorpionė. Ir tai reiškia irgi jūsų būtent mėnulio ženklą.
Tai va, na ir mėnulio ženklas, jeigu žiūrėsim taip vakarų astrologijoje, dauguma kalba apie Saulės ženklą, kur daugelis žmonių vadina jį savo zodiako ženklu. Nu, tai irgi atskira filosofija, ten kurse mes šiek tiek daugiau apie tai aiškinu, labai nesiplėsiu. Bet, nu, kaip, jeigu žiūrėt kaip paprastai, per daug nesigilinant, ne, tai tarkim, Saulė būna vienam ženkle visą mėnesį. Būna visą mėnesį ir, tarkim, per mėnesį gimsta, jeigu taip imsim, nu, pavyzdžiui, Lietuvoje apie 10 000 žmonių, ne, vaikų, nu, pavyzdžiui. Ir tokiu atveju priskiriama, kad Saulės ženklas, ne, tai yra, sakant, tą dieną gimė žmonės ir būtent Saulė buvo tam tikram ženkle ir, nu, kaip pavyzdys, visi jaučiai, ne, bus. Visą mėnesį, tai visi jaučiai. Jeigu žiūrim pagal mėnulį, tai mėnulis vienam ženkle būna 2,5 dienos, ne, 2,5 dienos, todėl jau, sakykime, yra tikslesnis, ne, ženklas, jau ir prognozė bus tikslesnė negu pagal Saulę. Ne. Jeigu žiūrėsim dar ascendentą, ten, kur jisai keičiasi kas 2 valandas, tai bus, reiškia, dar tiksliau, ne, viskas. Tai va, na ir ką mėnulis? Mėnulis jisai mums padeda geriau suprasti mūsų charakterį, santykius su kitais. Mūsų mėnulis jisai susijęs su protu, jisai padeda mums suprasti vidinės baimės, troškimus, ne, gyvenimo pamokas ir panašiai. Ir mes čia apžvelgsim šiek tiek apie mūsų charakterį, mąstymą, priklausomai nuo to, kur buvo mėnulis. Ir jūs galite irgi komentaruose pasidalinti, jeigu spėjot pasižiūrėti savo ženklą, kaip tai pasireiškia, ne, pas jūs. Na ir jeigu mėnulis Avino ženkle, tai ką jisai, koks bus protas pas žmogų, bus aktyvus, impulsyvus dažniausiai, ne, protas ir tokie žmonės dažnai priims greitus sprendimus, ne, nemėgs ilgai laukti, svarstyti, reiškia tokia Marso energija, emocijos greitos, ne, greitai žmogus gali užsitekti, greitai nusiraminti. Tokie žmonės dažniausiai ką jie mėgsta veikti, ne, nesėdėti vietoj, aktyvus, mėgsta būti nepriklausomi ir dažnai viduje, ne, toksai protas nori pirmauti, kontroliuoti. Ne. Jautis, ne, jeigu mėnulis jautyje gera padėtis, tai protas jau bus toksai ramesnis, tai Veneros energija, stabilesnis, praktiškesnis protas ir tokiam žmogui, skirtingai nuo jaučių, ne, Veneros, tiksliau nuo Avino, bus kas svarbiau - saugumas, komfortas, pastovumas gyvenime. Jautis, ne, tokia žemės energija ir protas ramesnis, nenorės kažkokių greitų pokyčių, norės, kad viskas vyktų pagal planą, aiškiau, ramiau. Ir tokie žmonės bus ramesni, labiau tokie ištikimi, kantrus ir sieks gyvenime labiau stabilumo. Dvyniuose, jeigu mėnulis, tai ką jisai suteikia? Protas, ne, Merkurijaus energija, tokia smalsumas, greitumas, aktyvus protas, mėgsta bendrauti, mokytis, keistis informaciją dažnai. Tokie žmonės, na ir pliusas yra toks, kad gali greit prisitaikyti prie visokių naujų situacijų, ne, bet tokiem žmonėm sunku susikoncentruoti į vieną dalyką, ne, protas nori pastoviai tai vieno, tai kito. Ir jiems, kas yra, ne, sakykime, nusiraminimą duoda bendravimas, naujos žinios. Jeigu mėnulis Vėžy, ne, Vėžy, tai jaučiasi, ne, mėnulis Vėžio ženkle, savo ženkle gerai ir protas gali būti toks jautrus, nu, toks kaip mamos, ne, rūpestingas, empatija tokia gali būti didesnė. Gali gerai jausti kitų nuotaikas, dažnai gyvena širdim, rūpinasi kitais. Ne, ir svarbu tokiam žmogui, kas, reiškia, šeima, artimi žmonės, toksai emocinis ryšys, na, ir jie gali ilgai viską prisiminti, gali ilgai laikyti viską. Na, ir viduje siekia dažniausiai ko? Saugumo, meilės ir priklausimo jausmo. Nu, tokie protas nori, ne, sakykime, tokio jausti ramybę.
Ir mėnulis liūtė jau ugnies energija. Ir protas vėlgi koks bus? Kūrybingas, pasitikintis, tokie žmonės dažniausia mėgsta būti, pastebėti, matomi, įvertinti, ir jeigu, tarkim, pas jūsų vaiką, toksai protas, ir lengviau suprasti, kad jam poreikis gali būti, tarkim, būti reikalingu. Jisai gali jautriau priimti kritiką, nepagarbą, toksai, kaip sako, gali labiau šakuotis, toksai, toks protas šiek tiek su karališkais elementais. Mėnulis mergeliai suteikia analitišką, praktišką mąstymą, tokie žmonės praktiški gyvenime, protas toksai gali būti pastebėti visokius tai trūkumus, detalės, daug galvoti, daug analizuoti, ir emociškai jie gali būti tokie žmonės santūresni, per daug gali nerodyti savo jausmų, tarkim, kaip jeigu mėnulis avinė arba liūtė. Ir mėnulis svarstyklėse, tai protas gali būti labiau diplomatiškas, harmoningas charakteris, noras taikos, grožio, tokių gerų santykių su aplinkiniais ir harmonija. Nemėgsta konfliktų, stengiasi suprasti visada kitus ir priklauso labai nuo santykių su kitais. Ir toksai protas nori susitaikyti greičiau, jeigu susipyksta. Nori tokios bendrystės, ieško teisingumų. Ir mėnulis skorpionė, tai bus koks, protas toks labiau emocijos veiks, stiprus, kaip sakant, emocinis pasaulis, į viską gilinasi žmonės tokie, giliai viską išgyvena, daug analizuoja, daug masto. Toks trūkumas gali būti, kadangi mėnulis čia jaučiasi silpniau, tai sunkiau pasitikėti kitais. Tokios emocijos, sakykime, transformuojančios, noras kontrolės, tiesos, tikrumo, reiškia tokio gyvenime, bet iš kitos pusės tai yra irgi gerai gilintis su tokiu protu, netgi astrologijai, visokius ezoterinius dalykus, bet iš kitos pusės gali duoti ir neramų. Toliau mėnulis šauly suteikia optimizmą, protas reiškia irgi ugnies energija, bus filosofiškas, toksai mylintis, ieškantis gyvenime prasmės, naujų patirčių, kelionių, nemėgs kontrolės ir norės visada irgi judėti į priekį, siekti tikslų, jeigu turės toksai žmogus su tokiu protu tikslą, gyvenimo prasmę jaus, tai jisai jausis irgi laimingas. Mėnulis ožiaragėje santūresnis. Toksai žmogus, savo emocijos bus tokios santūresnės, gali tokius atlikti visokius atsakingus darbus, toksai gali susikoncentruoti, susitvardyti visokiuose sudėtingose situacijose. Bet gali, sakykime, būti tokį žmogų lengviau suprasti kitiems, nelinkęs rodyti savo emocijos. Jam svarbu gyvenime stabilumas, stabilus pagrindas, tuomet jaučiasi saugiau, ramiau. Ir mėnulis vandenyje tai dažniausiai toks nepriklausomas, protas mėgsta laisvę, nenori kažkokių apribojimų, taisyklių, naujovių, nori kažkokių tai platesnių idėjų, kaip sakant, gyvenime. Ir irgi emocijos, kadangi tai Saturno ženklas, tokios šiek tiek šaltesnės, ir norisi laisvės ir tokios galimybės labiau būti savim, kad nebūtų suvaržymų jokių. Ir mėnulis žuvyse, žuvų ženklas, reiškia vandens stichija, protas kūrybiškas, intuityvus, toksai gerai jaučia kitų emocijas, toks gana turtingas vidinis pasaulis, dažnai tokie žmonės gali jaustis irgi tokie labiau nepritampantis. Gali ieškoti gilesnės gyvenimo prasmės. Ir emociškai užjaučiantis kitus, linkia visada padėti kitiems. Ir viduje dažniausiai siekia meilės, tokio dvasinio ryšio ir vidinės harmonijos. Tai apžvelgiam taip trumpai mūsų proto būseną. Kadangi, kaip Vedos teigia, kad mes nesame, tik tai šitas kūnas, mes turim
protą, mes turim intelektą, mes esam siela ir protas toks kaip mūsų įrankis. Ir pagal savo mėnulį, pagal tai mes galim maždaug įsivaizduoti, kokios mūsų emocijos, kokie mūsų norai šiam gyvenime. Ir tai padeda mums lengviau suprasti tiek save, tiek kitus. Ir jeigu kalbam, tarkim, apie santykius, tai pavyzdžiui, jeigu mėnulis pas jūs avino ženkle, tai vėlgi, kas bus svarbu tokiam žmogui su tokiu protu santykiuose, tai bus svarbu aktyvumas. Aktyvumas, įkvėpimas, toksai žmogus norės labiau aktyvaus laisvalaikio. Bendradarbiavimo gali norėti, bet gali tokie žmonės irgi būti impulsyvūs. Gali būti impulsyvūs, reiškia, ir gali kartais per greit reaguoti kitų emocijas. Tai jiems svarbu mokytis kantrybės ir atsižvelgti ne tik į savo, bet ir kito poreikius, kad būtų tokia didesnė harmonija santykiuose. Jeigu mėnulis Jautyje, tai kas yra svarbu? Stabilumas, saugumas. Svarbu jaustis mylimiems, tokiems kaip ne žodžiais, tik tai realiais veiksmais. Sakant, čia vien tik tai žodžiais mėnulio Jautyje nenupirksi, jiems reikia materiją. Jautis tai yra materija, reikia ir, sakant, darbų, reikia kažko tai aiškaus. Mėnulis Dvyniuose, tai tokiem žmonėm labai svarbu yra bendravimas, intelektinis ryšys, noras jausti, išgirsti, turėti galimybę atvirai kalbėtis apie viską. Juos gali traukti irgi, sakant, aktyvūs žmonės, kartais emocijos gali būti permainingos ir gali būti sunku suprasti vidinę būseną. Mėnulis Vėžy, tai vėlgi santykiuose čia jiems bus svarbu, tokiem žmonėm, jeigu ir tai yra pas jūs, kas tai emocinis saugumas, artumas, švelnumas, tokia mamos energija, kad būtų reikalingas, jaustis reikalingu, jaustis vertinamu, kad nebūtų kažkokių tai užgauliojimų, lengviau gali įsižeisti ir svarbu jiems, kad santykiuose viskas vyktų lengviau, nepriimti visko asmeniškai. Ir tokiem žmonėm, pas ką ypatingai mėnulis Liūtė, labiau toks protas karališkas, kaip liūto ženklas, noras didžiuotis, noras rodyti savo jausmus, dosnumas gali būti, gali tokie žmonės duoti, kaip sakant, pasirengę būti duoti daug santykiams. Kartais tokie jautresni kritikai, arba jeigu nepakankamai dėmesio sulaukia. Tai ir jiems svarbu mokytis mylėti ne tik tada, kai nėra, sakykime, nėra įvertinimo, neprisirišti vien tik tai prie rezultato. Ir mėnulis Mergelė, tai tokiem žmonėms santykiuose meilė dažnai rodo rūpesčių, pagalbą, praktiškais darbais, stengiasi kurti tvarką, stabilumą, gali būti pernelyg kritiški savo ar partneriui, per daug nesigilinti jiems į detalės, bet jiems svarbu kas yra praktiškumas. Tai jeigu, tarkim, to santykiuose trūks, bus jiems sunkiau priimti tokius santykius, kur nėra pakankamo rūpesčio, kur nėra pagalbos, kur nėra tokio, sakykime, praktiškų dalykų. Mėnulis Svarstyklėse, tokiem žmonėm gali būti lengviau kaip tik prisitaikyti prie visko, kaip svarstyklės jos. Tai viena, tai kita pusė, ir jiems sunku būti ten, kur daug konflikto ir įtampos. Tai toksai protas gali savo tokia silpnybė svarstyklių, gali pamiršti savo poreikius, per daug prisitaikyti prie kitų, prie antros pusės ir jiems tokias reikės mokytis santykiuose nustatinėti tinkamas ribas. Kada mėnulis Skorpione, tai protas ką jisai daro, myli taip labai stipriai, kaip sakant, ir giliai.
tai nori tokių gilių santykių, ne, tokių, kaip sakant, ištikimų, ne, nu, tokių tvirtų, nu, aišku, mes visi norim, ne, kad būtų ten santykiai su ištikimybė ar panašiai, bet Mėnulis, kada Skorpione, tai tokie žmonės, jie jautresni išdavystėms, visokiam nepasitikėjimui, nu, jautriau jaučia visą tai ir gali ilgiau prisiminti visokius ir išgyvenimus tokius skaudžius ir jiems svarbu mokytis atleisti, ne, ir labiau pasitikėti, mažiau įtarinėti. Ir Mėnulis Šauly, tai yra protas, kuriuose santykiuose, jeigu žiūrėt, svarbu kas, ne, yra vertybės. Šaulys tai Jupiterio energija, svarbu vertybės, svarbu laisvė, svarbu augimas, kartu kelionės, tobulėjimas ir jeigu santykiuose, tarkim, yra kontrolė, apribojimai, tai jiems gali būti sudėtingiau. Na ir pliusas toks, kad jie dažnai yra optimistai, tokie protas optimistiškas, atviri naujovėms. Na ir Mėnulis Ožiaragė protas labiau vertina patikimumą, stabilumą. Reiškia, vėlgi, tai yra praktiški labiau žmonės ir dažnai rodo viską darbais, o ne emocijom. Reiškia, kaip jie gali irgi per daug nekalbėti, nepasakoti ir, sakant, labiau parodyti, ne, ar tai dovanom, ar tai kažkokiais tai savo darbais, savo jausmus. Ir tokie šaltesni labiau žmonės ir jiems labiau reikia mokytis, ypatingai jeigu tai moteris, papasakoti, ne, apie savo jausmus, apie savo norus. Mėnulis Vandenyje, tai tokiem žmonėm svarbu yra draugystė, tarpusavio supratimas, vertina laisvę, nenori jaustis kontroliuojami dažnai, juos gali traukti tokie, sakant, įdomus žmonės, jie kažkokių tai gali ieškoti visada, nu, jų protas gali ieškoti kažkokių tai neįprastų dalykų. Gali jie ne visą taip lengvai išreikšti savo jausmus. Ir jiems panašiai šiek tiek kaip ir ožiaragiams gali būti tokio vėlgi su jausmų išraiška šiek tiek sudėtingiau. Na ir kada Mėnulis Žuvyse, tai tokie žmonės dažniausia ko ieško? Ne? Ieško meilės, romantikos, dvasinio ryšio. Ne? Gali kartais tai per daug idealizuoti partneriai. Mėnulis Žuvyse, tai vėlgi Jupiterio energija, jiems svarbu irgi jausti tokį emocinį, širdies ryšį ir tokias irgi kaip suprasti tinkamas ribas, jie gali kartais per daug aukotis, pamiršti irgi save, panašiai kaip ir svarstyklės. Ir jiems svarbu irgi neprarasti savęs santykius. Na ir karma ir gyvenimo pamokos. Tam tikros pamokos, jeigu, sakykime, žvelgiant pagal tai, kur yra Mėnulis. Ir kada Mėnulis Avinė, tai dažniausiai ko trūksta, ne? Kadangi, vėlgi, teigia Vedos, mes gyvenam ne vieną kartą. Ir mūsų protas tai nėra tik tai šio gyvenimo pasiekmė. Tai reiškia, tai tęsiasi, kaip minimum, iš praeito gyvenimo. Ir tokiu atveju, jeigu Mėnulis Avinė, tai protas, jisai aktyvus, ne? Gali trūkti kantrybės. Noras kovoti, noras siekti tikslų. Ir tai yra gerai. Reiškia, tik jiems yra svarbu mokytis nepriimti skubotų sprendimų, ne, ypatingai emocingų, ne, per emocijas. Svarbu siekti išminties. Ne tik tai veiksmo, bet ir išminties, tuomet sulauks daugiau sėkmės ir jie gali tapti tokie lyderiai, gali įkvėpti kitus savo pavyzdžių, tai yra jų pliusai, ne, kaip ir Avinas, kaip pirmas ženklas ir protas toks, ne, jisai tokie gali būti norai. Mėnulis Jautyje, protas, ne, gali kurti stabilumą, gali lengviau vertinti tai, ką turi, jeigu lyginsim, tarkim, su Avinu. Gali protas, ne, mokėtų saugot, puoselėti vertingus dalykus,
Ir pas juos stiprybė yra būtent kantrybė, gebėjimas nuosekliai siekti tikslų, ir karma dažniausiai moko juos atrasti vidinį saugumą, nepriklausant nuo išorinių aplinkybių. Reiškia, neprisirišti vien tik tai prie išorinių dalykų, reiškia vien tik tai prie materialių dalykų. Tai yra svarbu mūsų gyvenime, bet tai nėra pastovu. Ir jeigu bus per didelis prisirišimas, bus daugiau baimė. Ir Mėnulis dvyniuose, reiškia, tai yra išmintis, smalsumas, komunikacija, lengvai mokosi naujų dalykų. Tai yra jų pliusas, galbūt toksai minusas, kartais per daug blaškymosi, daug interesų, daug krypčių. Ir sėkmė pas juos ateis labiau, kai jie mokės susitelkti tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Merkurijus, dvyniai tai yra, Merkurijaus ženklas, ir jiems svarbu išmokti atsirinkti. Jeigu Mėnulis Vėžy, tai gera intuicija, gali gerai jausti kitus, norėti padėti. Gali kartais tokie, sakant, pasiklysti savo jausmuose, pernelyg nuklysti praeitį, prisiminimus. Ir jiems yra svarbu mokytis paleisti tai, ko negali pakeisti. Mėnulis Liūtė, vėlgi toks aktyvus protas, mokosi pasitikėjimo savim, lyderystės, turi stiprų norą dažnai kurti, įkvėpti, būti pastebėti. Ir kartais gali būti tokie pernelyg jautrus kitų nuomonė. Tai būtent jiems irgi protas bus ramesnis, jeigu jie išmoks ir įkvėpti kitus ir per daug nenusiminti, jeigu sulaukia kažkokios tai kritikos. Ir Mėnulis Mergelei proto, tokia stiprybė susijusi su disciplina, su savęs tobulinimu, dažnai gali pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Gyvenimas moko nepasiklysti smulkmenose, gali būti kartais tokie pernelyg kritiški savo aplinkiniams, tai jiems svarbu kontroliuoti savo protą ir mokytis priimti gyvenimą toks, koks jis yra, irgi džiaugtis tuo, kas yra. Mėnulis Svarstyklėse dažnai protas toks susijęs su santykiais, su harmonijos paieškom, su pusiausvyra, su balanso paieškom. Nenusivilti jiems, nebijoti, jeigu kažkas tai nepasisekė dėl savo pasirinkimų, nepriklausyti per daug nuo kitų nuomonės, jeigu jinai nėra kažkuom tokiais tvirtai paremta kažkuom tai. Ir stiprybė pas juos yra gebėjimas suvienyti kitus ir mokytis išlaikyti būtent tą balansą, kažkur tai, kad vėjas nenupūstų. Mėnulis Skorpione, tai transformacija, pokyčiai, dažnai gali patirti vairias tokias situacijas. Protui to reikia, kad galėtų augti, tobulėti, kad galėtų bręsti, kad galėtų mokytis atleisti, ir stiprybė pas juos yra atgimti po sunkumų. Ir karma juos veda į tokį gilesnį savęs pažinimą, dėl to jiems irgi svarbu eiti, kaip sakant, į gilį, neieškoti tik tai paviršiui. Ir kada Mėnulis Šauly, pamokos gali būti gyvenime susijusios su tiesos, su prasmės paieškom, tai jiems irgi svarbu mokytis, keliauti, plėsti savo akiratį. Gyvenimas, sakykime, moko juos derinti idealizmą su realybė, kartais gali būti pernelyg tokie nekantrus, tai ugnies ženklas, todėl jiems yra svarbu kaupti žinias, siekti išminties, siekti žinių, kas suteikia optimizmą, ir mokytis irgi kantrybės. Ir Mėnulis Ožiaragėje, tai šitie žmonės, pas ką yra toksai protas, tai gali džiaugtis tuo, ką pasiekė. Jie gali mokėti pasidžiaugti, bet kartais gali būti per griežti savo. Tai pas juos yra tokia stiprybė, disciplina, protas, toks atkaklus, gali kantriai laukti gerų progų. Ir jie gali tokie žmonės
tapti kaip autoritetų savo srity, nesvarbu kokia tai sritis. Ir jiems yra svarbu per daug savęs, kaip sakant, negriaužti gyvenime. Ir Mėnulis vandenyje svarbu protui, kad būtų laisvės, gali matyti pasaulį kitaip, pas juos toksai gali būti, kaip sakant, įgimtas, atsineštas išmintingesnis požiūris, individualus požiūris gali būti, bet per daug irgi neatsiriboti, nesvarbu protui nuo aplinkos, tiesiog išlaikyti balansą, nepaisant noro būti nepriklausomiems, ir jų stiprybė, originalumas ir karma dažnai jos gali skatinti daryti kažką tai tokio prasmingesnio, kilnesnio gyvenimo. Ir Mėnulis žuvyse, tai dažnai susijęs su atjauta, su dvasingumu, su vidiniu pasauliu, ir gyvenimas juos moko išlaikyti ribas, neprarasti vėlgi savęs padedant kitiems, kartais gali gyventi svajonėmis, labiau nei realybė, per daug idealizuoti. Ir stiprybė, intuicija, gebėjimas suprasti vėlgi tai, kas nematoma kitiems. Gera intuicija gali būti pas juos, ir karma dažnai veda juos irgi link gilesnio savęs ir gyvenimo prasmės pažinimo, tai irgi nebūti paviršiui kažkur. Ir kaip žinojimas apie planetas apskritai mums gali padėti gyvenime. Jeigu taip žiūrėt, keletą tokių praktinių dalykų. Tai, pavyzdžiui, Marsas. Marsas jisai susijęs su greičiu, su skubėjimu, pykčiu, konfliktais, nelaimingais atsitikimais. Ir kai mes jaučiam norą viską padaryti kuo greičiau, pykstam, skubam, tai tokiu atveju tai yra neharmoninga Marso energija. Ir dėl to dažnai būtent skubėjimas tampa įvairių avarijų, traumų, konfliktų priežastimi, visokie ekstremalūs dalykai. Tai tiesiog, jeigu mes norim suvaldyti Marsą, mes jau žinom, kad tai yra Marso energija. Ir jeigu mes norim suvaldyti, tai mums reikia neskubėti, sustoti, kaip sakant, dažniau giliau pakvėpuoti, neskubėti. Saturnas susijęs su nuovargiu, sunkumu, atsakomybė, pasiekmėm įvairiom. Ir būna, kai gyvenimas lėtėja, kai stringa kažkas, kai tenka kažkokius tai atlikti nemalonius darbus, tokiu atveju dažniausiai veikia Saturno energija. Ir vietoj to, kad kovot su ta situacija, kartais palanku priimti atsakomybę ir kantriai atlikti tai, ką reikia. Ir tokiu atveju Saturnas mus apdovanoja. Jisai patikrina mūsų kantrybę. Ir tokiu atveju, kaip pasakyti, mes būnam apdovanojami, o jeigu mes vis tiek nepriemam kažkokių tai situacijų, jisai priverstas mus mokyti. Gali, sakykime, kaip sakant, nubausti, kartais per žiaurus žodis, bet už tai, kad mes vengiam kažko. Ir turim suprasti, kad jeigu jau kažkas einasi ne taip greitai, reiškia Saturnas moko mus sustoti. Rahu planeta siejama su iliuzijom, visokiom sensacijom, pagundom, noru ypatingai greitai praturtėti arba greitai kažką pasiekti. Ypatingai šiame amžiuje vyrauja. Ir kai kažkas atrodo mums per daug gražu, arba kažkas tai pasiūlo greitą planą ten praturtėti. Ir tokiu atveju, per kažkokias ten investicijas labai dažnai būna ir panašiai. Tai kas yra svarbu tokiais momentais visada pasitikrinti ne vieną kartą, kad nepasiduoti emocijų. Nes būtent daugelis apgavyšių susijęs su Rahu. Ir Rahu jinai nėra bloga planeta, reiškia, bet jinai atneša tokias tam tikras irgi pamokas, išbandymus. Ir jeigu mes nesąmoningi, mes papuolame tą iliuziją. Ketu susijęs su išsiblaškymu, neatidumu, buvimu tik tai savo mintyse, ir tarkim, jeigu mes einam ten, užsispoksuoja gatvėje tik tai į telefoną, arba vairuojam, galvodami, nesusikoncentravę į kažkokius, reiškia, ne į kelią, o kažką tai, kažkur tai išskridę, tai irgi tai pasireiškia keto energija.
Ir tokiais atvejais padidėja klaidų, netikėtumų tikimybė. Taip pat ketų susiję irgi, kaip sako, visokios tai dvasios, visokia tai irgi negatyvi energija, ypatingai jinai pradeda reikštis vakarais. Ir ypatingai, kas ieško nuotykių, kada sutemsta, nebūna, kaip sakant, namie. Ir visokie nusikaltimai ir panašiai, kada įvyksta dažniausiai, visokios tai problemos naktį. Reiškia, ir tai veikia ketų tokia energija. Ir ketų tenai ir racho energija, reiškia, todėl šitą planetą moko irgi tokio balansų, laikytis dienos režimų. Saulė susijus su autoritetu, savivertė ir lyderystė. Ir kai žmogus, jeigu mes prisiemam atsakomybę už savo gyvenimą, nepermetam ten kitiems, laikome žodžio, nebijom kažkokių tai priimti sprendimų, Saulė kaip tik stiprina mūsų energiją. Ir jeigu mes pradedam puikuotis, norim įrodyti visiems ten savo teisumą, tokiu atveju Saulė gali sukelti konfliktus ir tokiu atveju per savo ego mes galim irgi patirti tam tikras problemas. Ir Mėnulis susijęs su mūsų emocijom, su mūsų vidinė būsena, jeigu mes pavargę, susinervinę, tokie emociškai nestabilus, tai ir mūsų sprendimai tokiu atveju bus mažiau tikslus. Todėl yra svarbu, ko nereikėtų. Nereikėtų priimti sprendimų, kada užvaldo mūsų emocijos. Tai tokiu atveju, kaip sako, netgi sena mūsų liaudies išmintis, kad rytas protingesnis už vakarą. Tai reiškia, kad visada pirmą reikia nusiraminti, o tada veikti. Merkurijus susijęs su informacija, bendravimu, mąstymu. Ir jeigu mes neįsigilinam į kažkokią tai informaciją, arba ten pasirašinėjom kokius tai dokumentus, neperskaitę, arba neįsigilinę patikim kažkokiais tai gandais, tai yra neigiama Merkurijaus pusė. Merkurijus susijęs su intelektu ir jisai moko mus atsirinkti, įsigilinti, neskubėti daryti išvadų. Reiškia, Merkurijus mėgsta aiškumą, logiką. Jupiteris susijęs su išmintimi ir teisingais sprendimais. Ir jeigu mes ieškom patarimo, vėlgi mes ieškom mes ieškom išminties, mes mokomės, mes plečiam akiratį. Tokiu atveju mes stiprinam Jupiterio energiją. Tai reiškia, išmintingos knygos, teisingas kažkoks tai patarimas gali mus apsaugot nuo metų klaidų. Reiškia, mes visi darom gyvenime kažkokių tai klaidų, tame tarpe ir jūs, tame tarpe ir aš. Ir jeigu mes, vėlgi, kad ir paprasčiausia tą naudosim liaudies išmintį, kad prieš priimdamas sprendimą 9 kartus pamatuok, mes galim, reiškia, tų klaidų padaryti kur kas mažiau. Tai būtent Jupiteris moko mus pirmiau suprasti, o tik tada veikti. Ir Venera, jinai susijus su santykiu, grožiu, malonumais. Ir jeigu mes skiriam laiko, savo šeimai, dėkingumui, gyvenam tokiam dėkingume pastoju, dėkojam už tai, ką mes turim, ką mes gaunam, tai reiškia, tai yra harmonija. Reiškia, tokiu atveju Veneros energija, jinai stiprėja. Tačiau jeigu mes gyvenam vien tik tai tam, kad tik tai patirti malonumą, kad tik tai komfortą, tokiu atveju pas mus atsiranda priklausomybės visokios ir nusivylimai. Irgi plati tema, bet tiesiog vien jau nuo kažko mes priklausomi, jeigu esam, mes dažniausiai nusivylim. Tai Venera, jinai moko kaip ir džiaugtis gyvenimu, bet neprarasti saiko. Kontroliuoti savo juslės, kontroliuoti savo protą, tokį turėti balansą, tuomet mes galim būti laimingi. Nes tiesiog, jeigu mes nekontroliuojam, pavyzdžiui, vien jau jeigu mitybos nekontroliuojam, tai ką mes jau kaip minimum ten turim antsvorį arba diabetą kokį, jeigu jau nesugebam sukontroliuoti, ir automatiškai tampam nelaimingi. Tai. Ir šiandien trumpai, mes pažvelgiam šiek tiek per Vedų astrologijos prizmę ir į Mėnulio ženklus, ir į planetos, kaip tai gali atsispindėti mūsų gyvenime, mūsų emocijose, mūsų santykiuose, mūsų gyvenimo pamokose, tačiau čia tokia yra maža dalis,
Ir kas jau domisi, kas jau mokosi vedų astrologiją, tas žino, kad tai yra labai platu ir mūsų horoskopas jis yra kiekvieno unikalus ir netgi du žmonės su to pačiu mėnulio ženklu, jie gali turėti visiškai skirtingus talentus, gyvenimo tikslus, likimo scenarius ir mes tai galim giliau suprast, kada mes būtent giliau analizuojam horoskopą. Ir tai mums padeda vedų astrologija suprast, kokias pamokas atėjom išmokt, kokiuose srityse galim turėti didžiausią potencialą, kokie gyvenimo periodai palankesni, kada ten geriau, kada būti atsargiau ir taip toliau. Tai va tiesiog, kada mes pradedam daugiau pažinti savo horoskopą, atsiranda tokio daugiau aiškumo gyvenime, pasitikėjimo. Ir tai iš tikrųjų mokslas apie gyvenimą, apie karmos dėsnius, apie likimo dėsnius, apie išmintį yra. Ir kviečiu, jeigu jūs norite daugiau susipažinti, pažinti tiek save, tiek gauti atsakymus, arba kažkam tai irgi gyvenime padėti, tai prisijungti prie kurso. Ir mes kaip tik turėsim kursą, pradėsim Birželio 17 dieną, praktiškai už savaitės turėsim kurso atidarymą ir jūs išmoksite šio kurso metu ir analizuoti horoskopą ir suprasti savo talentus ir geriau pažinti tiek save, tiek kitus žmonės. Ir čia yra irgi kurso aprašymas, jeigu kas dar nematė, tai galit irgi apie jį paskaityti. Ir mes turim dar keletą minučių, galbūt kažkas tai nori parašyti savo galbūt kokius tai pastebėjimus iš mūsų susitikimo šio. Jeigu turit kažkokius tai pastebėjimus. Irma, dėkoju už atgalinį ryšį. Irma jau mokosi, jinai praktikuoja, jinai irgi yra vedų astrologė, tai dėkoju Irmai už atgalinį ryšį. Jeigu kas nors dar turit kokius tai pastebėjimus, arba norit žodžiu kažką tai paklaus, galite įsijungti telefoną, arba jeigu norit, galite parašyti. Dėkoju Jolantai už dalyvavimą. Tai dėkoju visiems, kas prisijungė, tai tikiuosi, kad buvo jums naudinga išgirsti, galbūt kažkam pasikartuoti. Tai ką, tada būtų tiek. Ir ką, kviečiu, jeigu spręsit dalyvauti, kviečiu pasimatyti kurse. Jeigu ne, tai pasimatysim galbūt kažkokiam tai vėlgi kitam susitikimui. Tai ką, visiems ramaus likusio vakaro ir sakau iki malonaus.